Sveiki, aš esu Paulius. Šiandien atstovaudamas VDU sporto bendruomenę ir visą universitetą lankausi pas ypatingą svečią, jo ekscelenciją prezidentą Valdą Adamkų. Svarbu paminėti, kad tiek mūsų universiteto sporto centras turi būtent prezidento Valdo Adamkaus vardą, tiek šiemet vyks jau 10-oji Adamkėda. Tai labai ačiū Jums, prezidentė, kad sutikote pakalbėti. Ačiū labai, man be galo malonu Jūs pasveikinti ir paliesti tą temą, kuri visiems mums labai įdomina ir labai prasminga. Taip, norėtume pradėti tiesiog pradžioj nuo to, kad supažindinti galbūt jaunesnius mūsų bendruomenės narius apie tai, kokią reikšmę didelę sportas turėjo Jūsų pačio gyvenime. Sportas Jūs lydėjo visą gyvenimą, jis buvo svarbus Jūsų jaunystėje, net kai buvo toli nuo Lietuvos, nešėte Lietuvos trispalvę. Ir sakykit, kokią sportas turėjo įtaką Jūsų asmenybei, Jūsų vertybėms ar netgi gyvenimo kelio pasirinkimui? Tai yra ilgas gyvenimo kelias. Kai pradedu galvoti, vieną kartą čia galvojau, kada mano prasidėjo tas sportinis gyvenimas. Ir beveik galėjau atkurti iki 12 metų amžiaus. Tai jau beveik, jeigu taip sudėjus, tai virš 80 metų. To keliu einu. Pradėjau 12 metų būdamas. Sąlygos buvo tokios dėkingos, kad mano tėvai, kaip sakant, buvo apsigyvenime Kudirkos alėjos ir Gėlių rato kampe, kur beveik pro mūsų namo langus galėjai tolumoje matyti Dariaus Girėno dabartinį stadioną. Ir čia ir paskui jau vystėsi, kaip sakant, atvirai pasakus, kartais pagalvoju, kad aš turbūt niekur kitur tiek daug laiko nepraleidau, kiek stadione. Tai buvo tik tai šeima, mokykla ir stadionas. Niekas kitas neegzistavo. Taip, kad iš dalies džiaugiuosi, kad likimas manas, kaip sakant, susiklosti taip, kad galiu su pasididžiavimu žiūrėti į savo gyvenimą, kuriame tiek daug laiko praleista ir manau, kad labai prasmingų. Tai formavo mano asmenybę, formavo mano gyvenimo būdą ir galiu pasidžiaugti, kad tai yra galbūt net ir pavyzdys mūsų jaunai kartai, kaip galima, kaip sakant, išlaikyti asmenybę, vystymąsi, mokslą ir bendrai gyvenimą bendrame visuomeniniam gyvenime. Šnekant ne tik apie individualius asmenys, bet šnekant ir apie mus kaip visuomenę, tai kaip Jūsų nuomonė sportas prisideda prie tautinės tapatybės stiprinimo, patriotizmo ir bendrai net tarptautinio Lietuvos įvaizdžio? Jokios abejonės, kadangi sportas buvo patrauklus burtis, dirbti ką nors tokios reikšmingų, kas ir išliko mano gyvenime, kaip buvo vienas iš tokių svarbių tikslų. Sporto aikštė sutraukdavo mūsų jaunimą. Aš ir vėliau, dirbdamas jau sporto aplinkoj, naudojau sportą kaip išlaikymą lietuvybės mūsų jaunimo tarpe, ypatingai būnant už Lietuvos ribų. Žiūrint bendrai turtingą Lietuvos sporto istoriją, kaip Jūsų nuomonė, gal kažkokį išskirtumėt vieną momentą, kuris Lietuvos sporto istorijai buvo toks labiausiai telkiantis, įkvepiantis? Žinoma, čia jau reiktų turbūt minėti už Lietuvos ribų įvykusias žaidynės, kurias mes organizuodavom tuo metu, ir Vokietijoje, pačių tokių baigimų, jau antrajam pasauliniam karui laikotarpiui, bet pats pagrindas, tokių jungiančių ir tautinių požymių patraukiančių įvykių, tai buvo pavargtųjų tautų olimpiada Niujorke, Niurnberge. Taip, kad tenai pajutome, ką reiškia lietuvybė, ką reiškia išlaikyti tautinės tradicijas ir kas būtų, kaip sakant, tokia jungiančioji grandis į ateitį.
lietuvybės išlaikymė. Perinant jau prie arčiau universiteto temos, klausimas mūsų yra, ar sportas aukštajame moksle. Amerikoje mes matom, kaip sportas yra neatsiejama aukštojo mokslo dalis, universitetas ir atletai yra vienas svarbiausių reprezentacinių objektų universitetui. Ir kaip manot, kodėl Lietuvoje tai nėra taip plačiai išplėtota ir ar Lietuvoje profesionali sportinė studentų veikla turėtų būti stipresnė? Žinoma, man būtų labai sunku lyginti Amerikos ir Lietuvos sportus, kadangi laikas keitėsi papročiai, keitėsi visokios, kaip sakant, priimtos taisyklės. Taip kaip aš pagalvoju, savo sportinio tobulėjimo ar kaip sakant, dalyvavimo laikotarpį negalima būtų lyginti su dabartiniu. Labai trumpai, kaip sakant, atsakant į tą klausimą, sakyčiau, kad sportas, kuris dabar yra universitetuose ar už universiteto ribų, yra mano akimis žiūrint net iki olimpiados lygio, yra grinai profesionalai. Jau to mėgėjinio atspalvio, kuris buvo mano augimo metais ir tada, kada sportas buvo, reiškia, labai tokiame, sakyčiau, pakilime, tai buvo grinai mėgėjiškas. Ir dabar šiandieną, kągi galima pasakyti šitaip, kad jeigu esi talentingas, tai daryk pinigą. Štai čia man truputį, reiškia, tas apeina, kadangi išaugau visai kitoje sportiniai dvasioje. Ir manote, kad sportas, būtent universitetai turėtų stengtis sudaryti sąlygas, kad galėtų mėgėjiškai daugiau sportuoti? Taip. Jokios abejonės. Vadų sporto centras turi jūsų vardą. Kokiamis vertybėmis turėtų pasižymėti toks sporto centras ir jo bendruomenė? Man atrodo, kad pirmiausiai tai auklėjimų, savybėmis visomis asmenybių ugdyme. Ir šalia sulyginti, sporto pomėgį su profesionalizmu, kuriame atsižymėtų daugiau mėgėjiškas negu kad profesionalus. Sutinku, kad prie visų gyvenimo sričių tas profesionalizmas turi didelę reikšmę, jis išsilaikys ir ateityje, bet turime, palaikyti ir tą ideologinį, sakyčiau, mėgėjišką pomėgį, kuris yra viena iš auklėjimo ir tautinių grupių, mūsų atveju, išlaikymo metodas. Ir dabar prisimenant pačią pradžią vadų sporto centro atidarimo, jisai per tuos metus labai užaugo. Čia dabar, kaip žinia, treniravosi ir mūsų olimpiniai bronzininkai, Lietuvos krepšinio rinktinė, futbolo rinktinė treniruojasi. Taip pat mes pirmieji, kurie pritraukėme į stadioną tokias sporto šakas kaip beisbolas. Ir kai buvo atidaromas vadų sporto centras, ar jūsų nuomonė dabar tuom, ko tai jau tapo, ar tai atitinka tą viziją, kurią turėjo? Aš galvoju, tai yra milžiniškas įnašas, ypatingai, kadangi tas atidarimas to centro, sudaro galimybę tobulėti, apjungti ir, kaip sakant, išlaikyti tas tradicijas, kurias galbūt galima būtų nukelti atgal vos ne 100-metį. Taip, kad manau, kad tai yra vienas ir stiprių junginių asmenybės, tautybės ir bendruomeniškom apimtyje ir turėtų būti išlaikomos ateityje. Bendrai, kokį jūs galėtumėte duoti palinkėjimą visiems, kuriems vadų sporto centras jau tapo jų kasdienybės dalis, sportininkam, personalui? Aš manau, kad aš čia savo visuose pasisakymuose iškėliau tą mintį. Tai tegul jis būna ir palinkėjimas, kad sportas, mėgėjiškas sportas ugdytų asmenybės, burtų jaunimą prie savo tautinių grupių ir toliau tarnautų tobulėjimui. Perinant prie Damkiados, tai šiemet vyks jau 10-oji Damkiada.
kas galėjo pagalvoti, kad kai pirmą kartą šitas renginys įvyko, kad jisai taps tradiciniu ir taps tokiu svarbiu ponios Almos labdaros ir paramos fondo globojamoms mokykloms. Ir ką jums reiškia ši iniciatyva ir kad jinai 10 metų? Aš manau, kad čia tikrai man teikia labai daug vilčių ir pasitenkinimo, kadangi čia yra pagrindas tom idėjom, apie kurias mes čia kalbėjom visą laiką. Ir aš tikiu, kad šitas olimpiados bus trauka jaunimui ir toliau. Ta plačia prasme jungtis, tobulėti ir išlaikyti lietuvišką dvasią, kaip sakant, mūsų pačių tarpe. Ta dvasia, mano supratimu, yra asmenybės išsaugojimas ir asmenybės išsaugojimo apimtyje, reiškia tobulėti ir profesionaliai ir asmeniškai. Adamkiados išskirtinumas yra tai, kad Adamkiada vienija būtent regionų ir kaimų mokyklas ir kaip manot, kokią reikšmę tai turi būtent šioms bendruomenėms? Na, aš manau, kad tai yra savotiškas apsijungimas įvairių gyvenimo sluoksnių. Ar tai kaimas, ar tai miestelis, ar tai didmiestis. Reiškia, pats pagrindinis tikslas vis tiek tobulėti, išlaikyti bendruomenį į savo, reiškia, apimtimi jaunimą ir vyresnąją kartą. Ir kaip įsivaizduot, kaip galėtų Adamkiada atrodyti dar, tarkim, po 10 metų? Atvirai pasakysiu, nepastebėjau, kad taip greitai 10-metis suartės. Per tą 10 metų vis tiek išaugo, visai priaugo nauja karta ir toj kartai visai turėtų būti malonus prisiminimai jų augimo, jų tobulėjimo metais. Ir tikiu, kad tai tradicija dar išsilaikys ne vienus metus. Ir paskutinis klausimas. Adamkiados dalyviam, kurie dalyvavo ar dalyvaus, ką jiems norėtumėt perduoti, palinkėti? Tobulėjimo ir pasinaudojant tą progą, kaip sakant, išlaikyti savyje tas vertybės, kurios per sportą išryškėja žmogaus asmenybėje.